Sveiki, aš Austėja ir dar kartą kviečiu Jūs keliauti laiku. Šiandienos epizodas man itin artimas. Pasakosiu Jums apie mano pačios mylimą amatą – stiklo karoliukų gamybą. Šis amatas ne tik vienas iš gražiausių, bet ir gana sudėtingas ar net pavojingas. Šaudančios žarijos, degantis plaukai ir drabužiai, rankas svilinanti kaitra. Visą tai patyrė ir praeities stiklo karolių gamintojai ir šių dienų rekonstruktoriai. Temą ir kryptį šiai kelioniai laiku pasiūlė Širvintų rajone, miške netoli Čiobiškio aptikti radiniai. Maždaug prieš 700 metų šioje vietoje buvo palaidotas miręs ir pagal to meto tradiciją sudegintas vyras. Būdingi tokio tipo palaidojimo radiniai, kremavimo lauže apdegę, ginklų fragmentai, papuošalai. Tačiau mane šį kartą sudomino vienas, tiksliau keli radiniai. Įvairiaspalviai stiklo karoliukai. Tikėtina, kad iš jų buvo pagamintas puošnus ir prabangus vėrinys. Ir va, jie visiškai spalvas kai kurie yra pametę. Bet tai nereiškia, kad jie buvo bespalviai. Tiesiog, kad tos spalvos, jos būna, archeologai yra pasakoję, kad ant akių ištraukia iš po žemės ir ant akių keičia spalvą. Nu šitie iš viso puikiai. Puikiausiai išlikė. Tai šitas, pavyzdžiui, dabar iš akies nors ir atrodo mėlynas, jisai gali būti, kad yra iš tikrųjų žalias. Vat šitas tikrai yra ne juodas. Bet tokios formos stiklo tai tikrai yra karolių. Trapų stiklo šedevrai, sukurti Kijevo Rusios ar Sirijos meistrų, pasiekė mūsų kraštą. Tai importas. Kernavėje iš archeologų aptiktų stiklo fragmentų pagal katalogų publikacijas galime atkurti visą prabangių, įvairiausiais raštais ir simboliais išmargintų stiklo taurių vaizdą. Pagaminti tokios taurės kopiją net ir su šių dienų technologijomis būtų rimtas iššūkis. Stiklo karoliukų gamyba galbūt ne tokia sudėtinga, tačiau reikalauja žinių ir patirties. Nežinia, ar stiklo gamybos meistrų būta mūsų krašte. Tačiau prasidėjus senovės amatų rekonstruktorių judėjimui, misija pagaminti Čiobiškio stiklo karoliukų vėrinio kopijas tapo įmanoma. Ar buvo stiklo karoliukai gaminami Lietuvoje, mums yra sunku pasakyti. Šiuo metu, šiai dienai, mes dar nesam radę dirbtuvių. Stiklo karoliukų mes randam pilną, krūvą, ypatingai labai mėgsti buvo tamsios mėlynos spalvos karoliai. Bet pačių dirbtuvių dar tikrai neradom. Ar jos buvo kažkur, visiškai tikėtina, tiesiog galbūt mes negalim jos identifikuoti tiesiog kaip dirbtuvės. Tad mūsų amatas pats ir mūsų keliaujant į tą dirbtuvę yra paruošta, atkurta, remiantis Rybės miestelio duomenimis archeologiniais. Iš tyrimų atliktų toje pačioje Rybėje, Danijoje, kur ir buvo rastos tos labai geros dirbtuvės, labai aiškios, tikslios, ir su šiukšlėm stiklo, ir su ruošiniais. Tai iš esmės tas pats pečiukas, tos pačios dumplės, principai, karolių tipai, jos visus mes irgi remiamės iš duomenų, kurie buvo rasti Rybės miestelyje. Danijoje greta Rybės miestelio pagal archeologinius duomenis 8 amžiuje čia įkurta, o 20 amžiuje atkurta vikingų gyvenvietė. Sezono metu greta kitų demonstruojamų veiklų ir amatų viename name darbuojasi stiklo meistrai. Lankytojams tai puikus reginys, o į kasmetines tarptautinės šventes čia atvykstantiems rekonstruktoriams iš Lietuvos stikliaus veikla paskatino tą patį padaryti sugrįžus namo. Pirmąją krosnį sulipdė ir pirmąjį stiklo karoliuką pagamino mano gera bičiulė archeologė Justė Bliujūtė. Tai apskritai žmogus atsidūręs gyvosios istorijos ir gyvosios archeologijos renginyje savaime netampa rekonstruktorium. Apsirengęs jau jisai tampa kažkokio tai kostiumo rekonstruktorium arba tiksliau gal modeliu. Tada bandydamas atkurti buitį, gyvenseną to laikotarpio to žmogaus, jau gali save vadinti rekonstruktorium. Bet kiekvienas rekonstruktorius turi visą laiką tą patį jausmą, kad negana. Jam reikia kažką konkretaus pradėti rekonstruoti ir labai dažnas arba jau pradeda su amatu įsilieti į rekonstrukcijos gyvenimą, arba atvirkščiai atsiranda rekonstrukcijos pasaulyje, sakykime, gal su karyba, su muzika ar kažkuom panašiu. Mano atveju tai su šeimyna, nes užaugau tenai, bet tu pradedi ieškoti to amato. Vienas dalykas, tas amatas tau leidžia
arčiau prisiliesti prie praeities žmogaus. Ir taip pat leidžia pradėti netgi keliauti toliau su tais gyvos istorijos renginiais. Na ir tuomet mano gera bičiulė Justė Bliujūtė sako, klausyk, gal nori pabandyti stiklo karoliuką pagaminti. Gal tau patiks, o stiklo karoliukų amatas vis tiek yra 2 žmonių darbas. Tau reikia meistro, tau reikia dumpliuotojo. Yra variantų, kur ir tu pats tai gali pasidaryti, bet iš tikrųjų geriausia, kad tas amatas yra reprezentuojamas 2 asmenų. Aš padariau pirmąjį karoliuką, visiškas šnipštas gavosi, nors aš jį visą laiką su savim turiu. Iš tikrųjų, tos pirmuosius 3 karoliukus saugau, 1 suskilo, liko 2. Ir mėgstu žmonėms parodyti, vat, nuo ko prasidėjo viskas. Tai labai kreivas, šleivas toksai karoliukas. Bet tie stiklo karoliukai man labai lipo, patiko ir aš pradėjau juos toliau gaminti. Ir kuo daugiau tu jų pradedi gaminti, tu pradedi suprasti, kokie iš tikrųjų komplikuoti jie yra. Ir su Juste kartu rekonstruodamas kažkokį tai ar vėrinę, ar patį karolį, iš tikrųjų susidurdavom su netikėčiausiais sunkumais, kur galvojam, niekada tikrai nebus taip sudėtinga. Rekonstrukcija prasideda nuo praeities meistro darbo įvertinimo. Archeologinis karoliukas paveiktas kremavimo laužo liepsnos. Šimtmečiai žemėse taip pat paliko savo žymes. Visą tai įvertinus galima tikėtis gero rezultato. Nu ką, pabandom? Medžiaga yra brangi, dėl to tu ją iš tikrųjų saugai ir turi tai daryti labai išmanančiai, žinant, ką tu darai, kodėl tu darai, visas darbo planas sudėliotas, kad dabar aš darysiu tą formą, galbūt dabar uždėsiu tą stiklą, bet viskas iš anksto. Kodėl? Nes stiklas jisai yra labai jautrus temperatūrom, neturi laiko, neturi prabangos laukti kažko tai jį kaitinti, perkaitinti, aušinti, vėl kaitinti, nes jis tiesiog paprasčiausiai pradeda skilinėti. Jam nepatinka temperatūrų kaita, jis pradeda skilinėti. Dar kitais atvejais, jeigu tai yra mažesnės kokybės koks stiklas, jo dažas gali išdegti. Na ir jeigu užsakymas buvo iš kunigaikščio raudonas karoliukas, tai aš nesiruošiu jam pristatyti pilko karoliuko. Karoliuko vertė susideda ne tik iš medžiagos pačios, kokia jinai yra brangi, bet iš tikrųjų ir iš darbo laiko, kiek užtrunka jį pagaminti. Iš esmės pats paprasčiausias tas bazinis vadinamas karoliukas, jis gali užtrukti iki 10 minučių. Nėra daug. Bet tai nereiškia, kad jį nuėmus nuo strypelio, aš iš karto jį galiu kažkam ant vėrinio kabinti. Stiklas, kaip jau visą laiką miniu, tai jisai yra jautrus temperatūrų skirtumams. Reiškia, ką tik išėjęs iš karšto laužo, iš karšto žaizdro, jis negali iš karto ataušti, jis turi lėtai aušti. Tai šiuolaikiniai rekonstrukcijoje amato mes dedam jį į specialų smėlį, kuris lėtai aušina. Iš esmės praeitie panašus principas turėjo būti vykdomas, tai taip pat veikia labai sausas smėlis, smulkus ir gali taip pat veikti pelenai. Tai mes įdedam į tą smėlį, kad jisai lėtai auštų. Jeigu aš ištrauksiu per greitai, jisai žada skilti. Jis beveik garantuotai skils. Be abejo, amatas irgi yra sudėtingas ir toks netgi, sakyčiau, žalojantis, ko labai dažnas galbūt ir nepamasto, tad labai dėja dažnai turiu vaikus nuvilti, kad aš nenorėčiau jų dabar sodinti, gaminti tą karolį, nes aš esu ir apdegus, ir rankos randuotos, yra buvę ir tokių variantų, kur man plaukai užsidega. Tiesiog dega plaukai, aš gaminu karolį, dumpliuotojas nemato, gerai, kad dar turėjom asistentę, naują pameistrę. Ir aš jai sakau, Ingrida, dabar prieik man gesink ten galvą. Va čia kairiai pusiai dega. Ir gesina man tą galvą. Bet tu negali panikuoti, turi išlikti ramus, nes stiklas brangus. Ir kažkaip galbūt tas, net taip jis šiuo metu yra tikrai pigesnis, negu jis, sakykime, ten buvo 9-11 amžiai. Bet tu, būdamas tuo meistru, to senojo amato meistru, labai įsivažiuoji irgi į tą kažkokį tai jausmą, pradedi jausti kaip ir būtent to amato meistras tuo metu, kad brangi medžiaga, kuri aš jau geriau padegsiu, bet aš tikrai neprarasiu tos masės stiklo, kurią aš taip sunkiai gavau. Tai dar pakelia ir tą vertę to karolio, kodėl jisai toksai yra brangus ir tuo metu irgi buvo toksai pat brangus.
Šio sezono laidos neapsėjo be įvairių senovės patiekalų. Vieni iš jų kasdieniai, paprasti, kiti prašmatnūs ir tinkantis ant kunigaikščio stalo. Tad kviečiu sužinoti, kas mus traukia ir įkvepia pažinti praeities žmonių skonius, bei sudalyvauti įspūdingoje teatralizuotoje viduramžių puotoje. Žmonija savo istorijoje pirmiausiai turėjo apsirūpinti maisto produktais. Visa kita jau po to. Negalima nei filosofuoti, nei meną kažkokį kurti, jeigu žmogus vos pajuda iš bado ir vienintelė mintis, kuri yra jo galvoje, kaip išsimaitinti, kaip kažkokį kasnelį gauti ir kaip gurkšnį atsigerti vandens. Tai neįmanoma. O senovės žmogus per savo ilgą tūkstantmetę istoriją labai gerai pažinojo produktus ir natūralius produktus, nes daržai pas mus tai yra vėlyvas dalykas, nuo viduramžių tik 14-15 amžiai per vienuolynus daugiausiai ateina, kaip ir sodai, diduomenės privilegija turėti sodą. Palaipsniui jau ir kiti socialiniai sluoksniai tą įgauna. Taip kad ta tematika su mityba susijusi labai įdomi, jinai yra patraukli žmonėm, suprantama žmonėm. Proistorės maisto gamintojai receptų knygų nepaliko. Ką gamino ir kuo maitinosi mūsų protėviai, pirmieji sužino archeologai. Kartais aptiktas vienas grūdas ar ant sudužusio puodo šukės likę degėsiai padeda atverti praeities mitybos ir maisto gamybos paslaptis. Eksperimentinės archeologijos atstovams belieka tas paslaptis patikrinti praktiškai. Kažkada su kolega mes Speros ežere besimaudydami radome tų betančių didelių mūsų gėlavandenių gelnelių. Na ir pagalvojom, kad jeigu jas išsikepus, kodėlgi jos, jeigu mes valgom midijas, ten atvežtas kažkur iš Norvegijos, kodėl mes negalim pavalgyti jų. Paragavom, tvarkoj. Viskas yra puiku. Lietuviškos midijos iš ežero valgymas papildė pirmųjų gyvosios archeologijos festivalių programas. Vaizdai, kuriuos jau galima vadinti archyviniais. Tai laikas, kai eksperimentinio archeologijos klubo Pajauta įkūrimas sutapo su rekonstruktorių judėjimo pradžia. Tuomet maisto gamintojų, kaip ir kitų klubo narių, amatininkų ar karių, dar laukia ieškojimų ir atradimų laikotarpis. Kai pirmą kartą susidūrėme su maisto mitybos rekonstrukcija, tai buvo dar 20 amžiaus pabaiga Biskupino festivalyje. Britų archeologė, rekonstruktorė Jackie Woods rodė įvairias senas technologijas, ten kepimas molyje, ten žuvis kažkokia keptai vyniota į varnalėšą su lampa. Čia atrodė, kad kažkas tai tokio fantastiško, neįtikėtinai įdomaus. Ir net ir mūsų kai kurie profesionalūs archeologai, kai pas mus jau vėliau pirmą kartą paragaudavo iš molinio puodo čia pat jų akių išvirtą kažkokį tai viralą sriubą, labai stebėjosi, kad ir skanu, ir valgoma. Taip kad tas pažinimas mitybos yra labai informatyvus dalykas. Ir matome, kad daug produktų, kurie atrodo nevalgomi, buvo senovėje valgomi ir kad jie puikiai gali būti panaudojami. Ir čia ateina su patirtim. Patirtis neatėjo per vieną ar du aktyvios veiklos sezonus. Kasmetiniai festivaliai tapo maisto gamybos laboratorija, kur teorija tikrinama praktiškai. Vaizdai pirmųjų ir paskutiniųjų festivalių visiškai skirtingi. Dabar jau galima sakyti, kad daugiametė patirtis, sukauptos žinios padėjo surinkti edukacinę kolekciją, kur kiekvienas variantas su savo istorija ir pasakojimu. Lankytojai kviečiami ne tik klausytis, bet ir ragauti tą progą paruošto eksperimentinio patiekalo. Archeologijos studijas baigusiam, į klubo veiklą įsiliejusiam ir ne tik savo laisvalaikio veiklą su archaine virtuve susiejusiam Mariui, gyvosios istorijos renginys tai darbas, kuris tęsiasi ir pasibaigus oficialiai renginio daliai. Pamaitinti renginio dalyvius, surengti atidarymo ar uždarymo puotą.
Patiekalai patenkantys ant vaišių stalo taip pat yra jau įvykusio maisto gamybos eksperimento dalis su rimtu teoriniu pagrindu. Žinai ką? Labai gerai, daugiau nereikia. Nu, gerai, apsuk kitą pusę dabar. Po vieną. Labai gerai. Gerbiami puotos svečiai! O degustacija dažnai vyksta bendraminčių draugijoje, surengus improvizuotą rekonstrukcinį spektaklį, be scenarijaus ir be repeticijų. Jaunąją Kernavės kunigaikštytę ir jos dovaną. Gerbėmieji svečiai, noriu Jums pristatyti mano gerbėjo dovaną iš tolimųjų rytų, virėją Hasan ibn Bagdadi. Assalamu alaikum. Šiokie tokie užkandžiai atkeliavo kartu su manim. Kadangi mano kalbos žinios netokios geros, tai negaliu jūsų kalbą išversti. Bet šitie pakramtukai skirti jums. Kiekvienas riešutėlis jums suteiks tam tikros skirtingos energijos. Prašau, kramtykite. Jie tinka prie visų tauriųjų gėrimų. Jūs auga nuostabiausios garstyčios ir jūsų bitės neša patį geriausią medų, jūs dažniausiai pilstate ir vartojate tauriesiams gėrimams. Bet sugebėjau šiek tiek pasiskolinti to medaus ir užmarinuoti šitas puikias putpeles. Ragauk. Man yra žinomi 3 šaltiniai, kuriais aš pats domėjausi ir žinau. Tai pradėkime nuo man svarbiausio, tai yra nuo archeologijos, nes archeologiniai duomenys niekada nemeluoja. Tokie šaltiniai kaip latrinų tyrimai, pilių tyrimai, degėsių tyrimai, kurie parodo, koks būtent konkretus ingredientas ar patiekalas buvo naudojamas kokiu konkrečiu laiku. Numeris 2 visada bus tam tikras rašytinis šaltinis. Tai ar tai rašytinis receptas, ar kažkokio keliautojo pasakojimas apie kažkokį įvykį, kurio metu buvo vartojama tas, ar taip, ar anaip. Tai žinome begalę pasakotojų, mano mėgstamiausias šaltinis visada yra Bagdado kukbukas, Bagdado virėjo knyga, parašyta 11 amžiuje, žinoma, Bagdado mieste, kur būtent pirmasis toks veikalas parašytas grinai iš šefo pusės, keliaujančio šefo pusės ir aprašant skirtingų kultūrų, skirtingų tradicijų, skirtingų luomų ir sluoksnių žmonių maistą ir su tuom susijusias istorijas. Ir žinoma, trečias, taip pat svarbus šaltinis yra ikonografija. Gal ikonografija taip puikiai neparodo tam tikrų detalių, bet jinai parodo visumą, taip pavyzdžiui, puotos, bajų gobelenas. Bajų gobelenė yra begalė daug mums svarbios informacijos, tai yra kokie įrankiai buvo naudojami, kaip atrodė puotos stalas, kaip vyko medžioklė ir tokios detalės. Na ir gal visą tai apibendrina būtent eksperimentinė archeologija. Mes susirenkam šitų 3 šaltinių susirenkam medžiagą, susidedam ją į savo galvą kažkaip ir bandom eksperimento būdu, pasiremdami tai šaltiniais, kažką išgaminti, nes galvoju, turim kažką vieną, bet tada pabandom, pamatom, pažiūrim, suprantam, kad kažkas gal ne visai gaunasi ir eksperimentuojam, darom, užsirašom tos eksperimentus vienaip, kitaip, kažkas pavyko, kažkas nepavyko ir judam toliau. Ir taip atsiranda tie mūsų tam tikri receptai. Antis kimšta putpelė ir iškepta žemėje. Ožio koja tešlos apvalkale. Lauže apdegintos vištos troškinys. Tai tik nedidelis sąrašas pagamintų ir jau suvalgytų patiekalų. Šių bei kitų patiekalų receptus bei gamybą pristatėme ir keliaujantį laikų laidose. Renginių sezoną klubo Pajauta virtuvė pasitiks su naujais patiekalais bei eksperimentais. Žmogus, kuris užsiima tą rekonstrukciją, jis irgi mokosi. Mes visą laiką išbandom kažką tai tokio naujo. Jeigu anksčiau mes
remdavomės daugiau tik tai patirtim, tik tai bandymais, tai dabar yra labai daug galimybių, nes tyriama ir keramika, ir kokie mikroelementai išlieka toj keramikoje, koks pėdsakus palieka, kaip keičiasi cheminis. Visą šitą žinant, mes jau galime maždaug prognozuoti, ko galima tikėtis. Ir tuomet mūsų rekonstrukcija mitybos, jie yra priartėję prie realios, prie to, kas buvo senovėje. Bet aišku, galėjo būti ir kitaip, galėjo jie kitaip komponuoti tos produktus. Iš esmės, iki 13-14 amžiaus mūsų virtuvė labai remiasi vietiniais resursais, vietiniais produktais. Tik tai aukščiausio socialinio sluoksnio žmonės, ten kunigaikščiai, jų gal šeimyna galėjo kažką tai tokio gauti egzotiško, prabangaus, kaip ten cukrus, kažkokie rytietiški prieskoniai, kaip ryžiai tenai, razinos, o pagrinde viską suteikdavo mūsų gamtinės sąlygos. Čia yra tradicinė senovinė virtuvė, o po to kiekviena epocha atneša savo naujų elementų. Nes visi bando padaryti kuo daugiau, kuo keisčiau ir gal net kuo skaniau. Tad siūlau ragauti tą mūsų įdomųjį kunigaikščio išmislą. Idėjų naujiems senovės patiekalams turime sočiai. Tad kviečiu jūs nepraeiti pro šalį mūsų laužų ir puodų gyvosios istorijos renginiuose. Eksperimentuokite ir jūs, o mes su nekantrumu lauksime jūsų įžvalgų. Ačiū keliaujantiems kartu ir iki susitikimo naujame Keliaujantį laikų sezone.